ką, tęsime rubriką Pasispardom su Hariu. Čempas jau prasidėjo, pasispardėm prieš čempą, dabar jau po 7 berods sužaistų rungtynių, 8 prasidės neužilgo. Eisim pasikalbėti, kaip ta čempionato pradžia, kas gero, ar favoritai jų laimi, ar gal keičiasi favoritai, kaip sekasi 3-3 rinktiniai, 3-3 futbolo rinktiniai. Tai va, einam pažiūrėti. Šiaip, aš galvoju, birželio mėnesiui geresnio fono negu fulė nelabai ir gali būti. Aš už Portugalų sergu, nes noriu, kad Ronaldo pasimtų titulą. Taip pat sergu visada už kokį outsiderį, underdogą, tai noriu, kad Kroatija irgi vėl 3 kartą kažką gero pasiektų per praeitus čempionatus. Aš tu ilgametis Vokietijos fanas esu, man vis laik, man patinka jie. Į Berlyną nulėki, ar nesi? Būna, techno paklausyti reikia. Labai gerai. Sakau, kad techno vikinga panašus toks. Lietuvos rinktinė pakalbėkime, taip linksmai futbolom. Filmuok jo reakciją. Kada čempę žaisi Europos Lietuva? Stadiką turėsim. Kada stadiką turėsim? Nu, va čia jau įdomesnis klausimas. Nu, 2.30 gal, kažkur. 2.30 underį dedama, ne? Nu, kažkas tokio, ne. Pagal ką renkatės, gal pagal Nordas Rūlgi moteris, jei nežiūri futbolą, žiūri į veidus, o ne kaip žaidžia? Vieną futbolininką Gerardą Piqué, buvusi vien dėl Dėl to, kad Šakyros fanėsi, ne? vien tik dėl to ir žinau. Okay. Jūs vis tiek už ispanus, kad ir Piqué nebežaidžia, ne? Ispanas visada už ispanus, jo. Lyg kamerą surink vamos. Vamos! Vamos! Aš vardinsiu 2 žaidėjus, tau reikia pasirinkti vieną, kuris tau arčiau širdutės. Lewandowskis ar Mbappé? Lewandowskis. Lewandowskis ar De Bruyne? Lewandowskis. Lewandowskis ar Ronaldo? Ronaldo. Ar Ronaldo ar Keinas? Ronaldo. Ir šio žaidimo nugalėtojų tampa Cristiano Ronaldo iš Portugalijos. Ne iš Vilniaus, iš Portugalijos. Ar Lietuvos 3-3 rinktinė yra ready olimpiniam? Operatorius sako ready, kaip jūs? Of course, ready. Nuo Liepos 1 pradėsim stovyklėlę. Tai dabar truputėlį atsipūtimo galvos pravedinimo, ne, su to pačiu futbolo čempionatu, kiek šiaip žiūri, dažnai kiek rungtynių pažiūri, ar dar iš vis neteko iš tų 7? Visą žiūrėjau iš tikrųjų. Visą laiką per tarpą jo gavom tokio laiko. Neapsimėsim, aš Davai. Tai žiūrėjom, tai iš tikrųjų visas stafas susėdęs. A, čia tokia kaip tradicija? Jo. Žiūrėjom ir skau žaidėjų žiūrėjo. Vakar truputėlį po Europos čempionato, nepatikimo Europos čempionato truputėlį linksmiau žiūrėjom. Bet visi žiūrėjom, tikrai visi žiūrėjom. O ar turi, pavyzdžiui, savo favoritą, ar iš seniai, arba būtent šiam čempė, gal kažkas jau spėjo patikti po pirmų tų kelių rungtynių? Nu, visą gyvenimą sirgau už italus, taip ir sirgau, nuo ko atsimenu save, ten turbūt nuo 90-ų, gal kai pradėjau žiūrėti už italų rinktinę, taip ir sirgau, nekeičiu. Nu gerai, vat, Lietuva olimpinėse 3-3 žais neužilgo. Kada Lietuvos futbolo rinktinė žais Euročempę? Gal tu gali kažką irgi paderinti, pramuštas užkeikimus? Negražu taip sakyti, negražu taip sakyti, žinai, Noviko Fedėjai, bet, nu, ne, aš kaip popiežius pasikeis, gal tada. Ai, reikia naujam popiežiaus. Gerai, Lewandowskis ar Mbappé? O, Mbappé, aišku. Gerai, tada ar Mbappé ar De Bruyne? De Bruyne, ja. Tas neblogas. Nu gerai, yra dar neblogesnis. Ar De Bruyne ar Ronaldo? Oi, De Bruyne. Patinka kažkaip, ne tau De Bruyne? Man Ronaldo nepatinka. Nu gerai, tai tada ar De Bruyne ar Haris Keinas? Man niekas negali mušti, anglai vargšai, tai De Bruyne, aišku. De Bruyne. Tai Novickui geriausias žaidėjas yra De Bruyne. Ne Novickui, bet ką išrinkai? Nu, iš tų 5. De Bruyne. Nu, jeigu jau nugalėjo Ronaldo ir Lewandowski ir Mbappé. Jankausko kėdė dreba. Nemoku Nuo keliuko? Nu, gali būti, kad mūsų filmavimas čia ilgai nesitęs. Ačiū treneriui. Sėkmės olimpinėse. Ir atsiprašau mergaičių, kad išgąsdinom. Labai gerai. Turėsim kalbos.
Bernardinų kiemo barmenų komandos futbolo didžiausias ir ne tik gerbėjas, bet ir jau su kamuoliu parodė, ką sugeba. Aš Haris. Domantas. Malonu, Domantai. Turi nuo pat mažens komandą tą favoritę, ar kiekvieną čempą keitinėjai? Kas yra šio čempo tavo favoritai? Šio čempo favoritai iš tikrųjų yra ispanai, aš juos palaikau Europos mastu. Gužmėlas, pasakyk tu man, kada Lietuva žais čempą Europos? Kitą kartą, kadangi jau Lietuvoje jau tikrai išpopuliarėjo futbolas ir Lietuvos valstybė duoda daugiau pastangų, Darius Girėnas jau pastatytas stadionas, prie Akropolio yra jau statomas nacionalinis tikrai pusėjo. Nu, tu kai gimėjai jis buvo statomas, jis dabar dar statomas. Statomas jau 40 metų, bet pagal prognozes 25 ar 6 jau turėtųsi būti pastatytas. Tai labai jau norėtųsi nuvažiuoti į atidarimą, kadangi buvau ir A-lygos finale, kai žaidė Žalgiris prieš Hegelmaną, tai va, tikrai buvo įdomu ir tikrai smagu. Lewandowskis ar Mbappé? Lewandowskis. Lewandowskis ar De Bruyne? De Bruyne. De Bruyne Ronaldo? De Bruyne. De Bruyne ar Keinas? De Bruyne. Ok, šio žaidimo nugalėtojų tampa Kevin De Bruyne. Ačiū tau. Mano favoritai patys laimėti visą Euro būtų Vokietija. Palaikau aš vokiečius, tikrai irgi, kaip sakiau, Madrido fanas, Kroso paskutinį atsisveikinimą tokį irgi pamatyti sudaro vienu trofėjų savo sienoje būtų nuostabu. Kada tu įsivaizduoji, kad Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė žais Euro čempą? Kada tai vyks? Ant kiek, aišku, yra nusivylimas, kad mes dar nieko nepasiekėme. Mes esame, aišku, krepšinio šalis, duosiu tiek, bet esu. Tai jau ir tai dabar nebe, aišku, krepšinio fanų šalis jau dabar. Bet aš tikrai kiekvienais metais, kas antrais metais tikiu, kad ateis tie metai, kur pagaliau mes jau būsime suformavę kažką, komanda vis tiek yra pilna jaunimo dabar. Futbolas Lietuvoje pagal mane bent tikrai aukštėja ir kyla, kaip sakant, žmonės, kurie domisi. Čia labai daug pas mus dabar nesusirenka žiūrėti, vis daugiau ir daugiau. Ir aš tikiu, kad tikrai jaunimas pas mus su laiku kažkokį rezultatą duos, kuris pagaliau leis mums kažką istorijoje turėti, bent savo vardą paminėtą, pamatyti savo komandą, savo šalį ant ekrano. Ir tai yra tikrai, būtų džiaugsmas. Tai Lewandowskis ar Mbappé? Mbappé. Mbappé ar De Bruyne? Mbappé. Mbappé ar Ronaldo? Mbappé. Mbappé ar Harry Keinas? Mbappé. Aš Madrido fanas. Tai kas laimės čempą? Paskutinis spėjimas, visi kad žinotų, pažiūrės, Vokiečiai. Vokiečiai laimės, čia be klausimo. Vokiečiai laimės. Viskas, galit net nebežiūrėti čempą. Viskas. Ačiū tau. Nu ką, turim futbolo ekspertą. Aš šiaip nežinau, gal net nebūčiau kalbėjęs, bet sako, prašau, paimkit mane. Labas, aš Haris beje. Sveikas, Gaudrius. Matytas kažkur Gaudriau. Kiek įdėmiai tu žiūri čempionatą? Akivaizdu, kad čia atėjai dėl Fulės pažiūrėjimo, ne? Šiandien čia ir taip ir ne, o su žiūrėjimu kaip gaunasi, žinai. Tavo galva top 3 žaidėjai yra. Ar mėgstamiausi, ar šiaip labai geri? Ne, nežinau, kas, šiaip Arvydas Novikovas, žinai. Fedoras Černykas, nes jie kartu eina. Jo, būtinai poroj, žinai. Tai šitie du ir jeigu trečio reikia... Donatas Kazlauskas man. Ne, tada dar Arvydas Novikovas dar trečias. Okay. Du Novikovas ir Černykas, čia jau nestabdoma jėga. Pabaigai trumpo žaidimų, aš tau vardinu 2 žaidėjus ir tu turi vieną pasirinkti šių. Lewandowskis ar Mbappé? Pragmatiškai tada Mbappé, nes truputį jaunesnis. Taip. Čia bet kai įsivaizduojam, kada bus savo pikė ir užšaldyti. Tada Ropkė. Ropkė? Ropkė. Gerai, ar Lewandowskis tada, ar De Bruyne? Ar De Bruyne? De Bruyne ar kaip tarėsi? De Bruyne? Ai, nežinau, sunku su jais. Kevinas žodžiu. Jo, Tai ar Kevin ar Lewandowski? Jo, jaučiu, kad Keviną, man patinka Kevino žaidimo stilius, kaip jis žaidinėja. Ar Kevinas ar ponas Cristiano? Kevinas gal man didesnė simpatija. I'm Team Messi. Ok, pažiūrim, ar Keviną pramuš Harry Keinas. Įkalė, kas? Kas įmušė? Slovakai? Oho. Slovakai belgams. Slovakai. Taip, De Bruyne'as neįmu. De Bruyne aš tau pasiūlau į Harry Keiną, tai imi tada. Harry Keiną? Ne, gal De Bruyne pasirinkčiau, jeigu taip realiai. Fulė, galiu paklausti kelis klausimus. Nu gerai, bet siek, žinai, kad čempas vyksta? Nežinai? Čia Vilniaus tarp gatvinės. Už ką sergi čempė? Yra kažkokia Fulės rinkinė, kur esi be rungtynės matęs ir daug. Žinai, kas yra? Mano gimtadienis tik buvo prieš 2 dienas. Ir aš sako, ką nori dovanų? Aš sakau, Wolves. Ir tik tai mano mylimiausi žmonės padovanoja Wolves maikutę. O tu darai tikro vilko? Ne, flirtuoju, selė. Girdi? Bet rimtai gavau.
Ir nenešiosi jos. Aišku, kad nešios. Nešiosi, Juškevičiaus. O šitą, Kleizienė, žinai, kokios vardas? Kleizų žmona čia. Ineta, ištrinsi po to seniai. Baig. Geriausia šiza ever čia buvo. Gerai, Ne, man tai- nesiūs, aš visai negaliu. Gerai, tai neskaisim, kur rodys, tai tu net nežinosi, kur buvo. Labai gerai. Vienas geriausių interviu apie futbolą, kuriame futbolo nebuvo. Ai! Atikčiau. Man toliau. Nydoj, prieš 2 metus, man atrodo, Kleizė, čia mane pakerė ten.